Jei nori tu iš tikro pasiekt svajonę savo, geltonas kelias veda, keliaut ir nugalėt. Tok mielas draugė ranką, kartu smagiau keliauti, kartu kliūtis įveiksim, kol kelias pasibaigs. Geltonų plytų kelias, kiekvienam nutiestas į svajonių miestą, kur smaragdai žėri. Eik į juo nesustoti, kelio galą priėjęs, tu draugus pažinsi, kur smaragdai žėri. Lašeliai, lašeliai, barbena į langą, barbena į stogą, lyja lietus. Kostyte, ką norėtum palinkėti Vaidai mokytojai? Aš myliu tave. Ko pasiilgsi labiausiai iš Kiškučių grupės? Draugų ir Vaidos. Ką norėtum palinkėti Vaidai? Meilės. Draugų, svajonių. Kostyte, Ką? sakei, kad myli Vaidą. Kodėl tu ją myli? Nes gyrė už muziką ir už sportą. Ir žiūri, kaip mes šokam, ar gerai, ar biškutį negerai. Dar ir duoda štampuką vienam vaikui, kuris gerai šoka. Ir tada būna gera. Ką norėtum palinkėti Staseliai? Dovanėlių. O kokia mokytoja yra Vaida? Draugiška. Kokia dar? Maloni, griežta. Kodėl pasiilgsi Vaidos? Nes todėl jinai mane myli. Ir dar Vaida nori pasiilgti manęs. Kad jūsų neužmiršiu, gerumo jūsų, rūpesčio, meilės ir patirtų vargų. Jūs mano širdyje, jūs liksit tokios pačios gražios, geros, apsukti vaikų. Želė patiko dėl to Vaida, kad duodavo darbų, galėdavome kažkada pažaisti, spalvinti leisdavo. Staselė patikdavo, kad nuvarneždavo maisto, nuvalydavo stalus. Ir Staselė dar patiko, nes iki prižiūrėdavo, leidavo paspalvinti knygutės, o jeigu būdavo Vaida davus darbų, tai tada neleidžia, nes pirmą reikia padaryti darbus. Man patiko darželis, nes ten buvo žaidimų kampelis, visokie ten žaidimai ir ryte būdavo galima paspalvinti knygutę arba sudėlioti dėlionę.
Bet man ir dar patikdavo ryto tokias mankštas, kur šokdavome tokias mano mėgstamas muzikas, įvairias visas tokias, tai man patikdavo mankštą, bet jos labai trumpai būdavo, bet vis tiek viskas gerai. Bet kai grįždavome į grupę, man labiausiai nepatikdavo, kai ryte būdavo kiaušiniai, o pietums kopūstų sriuba. Ir kitoj lėkštėje kažkada būtų kopūstų. Man tai labiausiai nepatiko. Bet darželis man patiko, nes patiko pietų miegas, ten patogios lovos. Ir man, bet nebūtinai reikia ten pižamą dėtis arba reikia, bet kai atsikeldavom, mūsų Staselė ir Vaida labai gražiai sušukuodavo. Ir mano geriausia draugė yra Dominika, tai ir Mylėti mes su jom žaisdavom. Tai labai joms patikdavo žaisti šeimą arba supti supynėje. Tai tikdavo man. Ir labai patiko ant lauko ta aikštelė, nes ten buvo galima daug ką nuveikti. Ir dar supynės. Gal jau gana? Ir ir ten duodavo labai skanų maistą, kuriuos, bet aš dar nemėgdavau riziko. Pabaiga. O gal dar palinkėsi, ką nors Vaidai ir Staseliai? Gerai. Uždaryk! Vaida ir Staselė šis labai myli, tai palinkėsiu daug laimės, daug susirasti draugų ir gerai gyventi. Pabaiga. Man patinka, kad Vaida užduoda labai daug darbų, nes man labai patinka ir aš net nenoriu miegoti. Džiaugiuosi, kad turiu tokias geras mokytojas. Jūs esate nuostabios ir aš jūsų labai pasiilgsiu. Aš labai noriu būti darželį visas dienas, kai būna futbolas, kai būna man krepšinis. Labai noriu daryti darbus, rašyti į sąsiuvinį ir žaisti visada. Bet man nepatinka daryti darbus, bet aš turiu daryti darbus. Aš noriu, kad auklėtams gerai sektųsi daryti darbus ir mums gerai sektųsi darželyje. Kad mums būtų linksma darželėje, o ne liūdna va taip. Aš labai noriu pasveikinti auklėtojas. Aš labai noriu padėkoti, kad auklėta mums sukūrė šias visas keliones. Tas ir linksmas ir kartais truputį sunerimšos, ką daryti. Dėl ko? Nes labai noriu daryti darbus, bet vaikai nori žaisti ir neturi leisti žaisti. Ir nežino, ką leisti daryti vaikams. Linksma, geros nuotaikos, leido vakare žaisti mums, kad ir padėkoti noriu dar ir visoms auklėtojoms. Ačiū Staselei, kad jinai mums visada duoda obuolius ir kriaušes. Man labai patiko darželyje. Vaida labai myliu, Staselę labai myliu, Ievą labai myliu. Labai man patiko darželyje, tai jums siunčiu linkėjimų. Geriausios kloties? Tai. Smagių dienų? Tai. Ko dar galim palinkėti?
kad gerai sektųsi ir vėl dirbti. Ir vėl dirbti su vaikučiais? Pasisėmei daug žinių? Pasisėmei draugystės? Dėkojame. Taip? Ir siunčiame kuo geriausios kloties, šilumos ir meilės. Ačiū. Man labai buvo gerai darželėje, ten buvo smagu. Aš nenoriu išeiti į kitą grupę, nes man šitoj kiškių grupėj labai patiko ir kad taip visos auklėtojos patiko, visos seselė Ieva ir Vaida, tai norėčiau dar pabūti kiškių grupėj, neišeiti į Karlsonų, tai todėl labai pasakysiu ačiū, kad atėjau į kiškių grupę ir aš visas auklėtojas labai myliu. Man labai patiko staselė, nes jinai labai gera. Man patiko darželį eiti į lauką. Man patinka užduotėlės labai. Patiko spalvinimo su matematika ir klijavimo tik tai. Ačiū auklėtojos, kad rūpinotės, užauginot, mylėjot ir išmokinot. Jau. Kas tau patinka darželėje labiausiai? Žaisti, dirbti, žaisti futbolą lauke, mėtyti į krepšinį kamuolį. Mes kartu žaidžiam su draugais, mes kartu piešiam su draugais, mes kartu darom darbelius su auklėtoja ir su draugais. Žaidžiame su draugais futbolą. Man patinka žaisti su Gabrieliu, su Augustu ir su Daugirdu futbolą. Ką smagaus veikiate su auklėtoja Vaida? Darom darbelius. Žaidžiam su draugais. O keliauja su auklėtoja Vaida? Kur? Į muziejus, į parkus. Taip. Patinka tau? Taip. O kas patinka labiausiai, kai jūs išvykstate su auklėtoja ir stasele? Man labai ten tada autobusu, kai labai karšta. Karšta būna. Man to paliko. Ar išvykos metu vaišinate su draugais ir vaišinate auklėtoją? Taip. Ko vaišinate auklėtoją ir staselę? Saldainiais. Saldainiais? Mes kartu su staselė man padeda darbelius padaryti. Mus bando užmigdyti. Mus gal ir kartais pasaka pasaka. Aš noriu pavaišinti auklėtoją su sumuštiniais. Ką palinkėsi auklėtojai Vaidai? Gero poilsiaus. O ką palinkėsi staseliai?
Gal kažką atvežam, Staselį su auklėtai. Ką nori atvežti auklėtai Staselį? Kažką iš maisto. Auklėtai Vaidai ir Staseliai reikia maisto? Jos mažai valgo? Aš labai noriu. Pasilsiu tave. Man patikdavo Vaidą šukuoti, nes Staselė skaniai darė valgyti. Vaida paskaitydavo pasaką, Staselė sutvarkė mūsų bardaką. Vaida paduodavo užduotėlės ir man patikdavo daryti. Ir man Staselė kartais man padėjo. Ačiū Vaida, kad nežinai nuvedė į lauką. Ačiū Staselė, kad gražiai supini laukus. Ačiū iš visus metus ir aš jūsų labai pasiilgsiu. Mano auklėtojas, ačiū jums už viską, kad daug laiko mums skyrėt, kad tiek daug mūsų visur vežėtės, mes daug ko jūs mokom. Aš labai jums dėkoju ir niekad jūsų neužmiršiu ir diskusiu su grupės. Tikiuosi, kad kiti vaikai bus išauklėti, tai jums nekels rūpesčių ir pasiseks su jiems draugauti. Ate. Man Vaida labai patinka, leidžia pažaisti į kampelį prie stalų, papiešti knygelės. Staselė ir patinka, nes parveža valgyti, o maistas labai man skanus. Man patinka auklėtojas, leidžia eiti į lauką. Aš prisimenu, kai man patinka futbolas. Ir su draugais prisimenu, kai mėtau į krepšinį. Dominika, ką galvoja apie darželį? Man nebepatiko, aš jau išmokau rašyti, skaičiuoti. Jame aš užaugau. Mano auklėtojas geros. Vaida pati geriausia iš visų auklėtojų. O kodėl? Man jinai patiko. Jinai mane myli, aš ją myliu. O Staselė? Staselė irgi gera, rūpestinga. Ką dar gali pasakyti? Ką dar pasakysi? Man patiko darželį, nes susiradau draugų. Su jais piešiu, dėlioju, žaidžiu. Būna smagu kartu? Smagu man labai kartu. Ar pykstaties darželėje su draugais? Ne. Niekada? Kartais. Bet susitaikot? Susitaikom. O su Vaida nesipykstat? Ne. Vaidos klausai? Taip. Visada? Taip. Ką dar gali papasakot? Mano sporto mokytoja gera. Mano logopedija gera. O dar mokytojų, muzikos mokytoja? Muzikos mokytoja Linutė mus moko dainuot. Dar ką nors turi pasakyti? Aš tavęs labai pasiilgsiu ir ačiū, tu man viską išmokai. Jau. Auklėtoja, sveikau pasaulį ir tavęs labai pasiilgsiu. Jau. Ačiū, kad dalinot saulę tokią didelę ir šviesią kiekvienam po lygiai
į delniuką mažą. Būkit visada tokios, kokios esat šiandien. Kokia yra Vaida? Mylinti, graži, gudri, duodanti darbus. Fantastika. O kokia yra Staselė? Labai rūpestinga. Labai rūpinga. Rūpestinga, taip? Gerai. O kas tau darželėje labiausiai patiko? Auklėtoja. Auklėtojas patiko? O ko tu jom palinkėtum? Daug meilės, daug sveikatos ir kad gerai sektų su kitais vaikais. Labas Vaida, labas Staselė, jūs esat pačios geriausios auklėtojos. Labai liūdna, kad kitais metais jūsų nebus. Man labai patinka darželė, nes aš išmokau piešti, dainuoti, šokti, sportuoti. Patricija, gal nori eilėraštį kokį pasakyti, kurį išmokai? Taip. Į širdį čiulbesys upeliais ir pirmą žiedlapio lietus ir besiskleidžiantys lapeliai, lyg vaikas tiestų delniukus. Ačiū, kad jūs mane išmokino. Patricija, tau patinka darželėje? Taip, nes aš susiradau daug draugų, ten yra ką veikti, mes su auklėtom važiuojam ir ekskursijas, sportuoti. O kokia tavo mylimiausia ekskursija buvo, kur važiavot? Į Kiškučių mugę. Kur dar važiavot? Į botanikos sodą. Ir kas ten labiausiai patiko? Ten labiausiai patiko žiūrėti viską. Daugelyčių matei? Taip, daugelyčių mačiau. Man patinka darželį, kad mes visur keliaujam ir kad aš ten turiu labai daug draugų ir išmokau šokti, sportuoti. Man patinka darželį, kad auklėtoja mums leidžia ilgiau pabūti lauke. Man patinka auklėtoja, kad visur mus vežasi į visokias mažųjų žudynės ir visokias dar keliones. Ir man patinka darželį, kad aš ten išmokau daug eilėraščių. Kaip gražu, kaip smagu plaukia laivas upeliu, daug jame jaunų vaikų ir tėvelių ir mamų. Laivas sėdžių padarytas ir buvo lūpimų dažytas su aliejiniais dažais, raudonais ir geltonais. Buksus laivas į marias, ten sėdėsim tu ir aš, mes dainuosime dainas apie jūrą ir žvaigždės. Man patinka darželį, kad auklėtoja mums leidžia pažaisti kartu, o penktadieniais leidžia visą dieną kartai žaisti. Ir mums leidžia penktadienį ilgiau pabūti lauke. Ir kartais dar pirmadienį. Ir visom dienom mums leidžia Staselė kiekvieną dieną mums neša valgyti ir mums irgi padeda taip pat kaip Vaida, kai mes darom
sunkius, pavyzdžiui, kažkokius tai darbus. Staselė man patinka. Vaida man patinka, kad mus vedasi į lauką ir per kai kurias šventes mus vežosi visų. Man nepatinka, kad reikia darželį miegoti pietų, nes man nepatinka miegoti pietų, bet kartais ten būna labai skaniai pavalgyti, labai skaniai atnešu pavalgyti Staselį. Ačiū Vaida, ačiū Jovita, ačiū Staselį, kad čia mus prižiūrėjo jums pievo gėlės. Ašinai Kiškučių grupė, mūsų auklėtoja yra Vaida. Kai mes būname geri, mums auklėtoja leidžia pažaisti arba eiti į lauką. Kai mes būnam negeri, tai mes sėdam sudėję rankas. Kai aš gražiai piešiu, mane auklėtoja pagiria ir sako, kad aš būsiu medininkė. Staselė su Vaida yra draugės. Kai mes atsikeliam, mes pasiklojam lovas, Staselė mums patobulina. Auklėtoja Vaida, aš tau linkiu, kad gerai sektųsi su kitais vaikais ir kad niekada mūsų nepamiršo. Ate. Vaida, kai tave pamatysiu, tavo saudamas iššypsosiu ir tavęs aš niekada nepamiršiu. Aš labai myliu Vaidą Darželę. Ačiū už pagalbą, kad iš man badėlio. Aš labai daug siunčiu šeidelio. Papasakok, kas tau labiausiai patiko Kiškučių grupiai? Man labiausiai patiko, kai mes ryte piešiam, žaidžiam penktadieniais. O ką norėtum palinkėti Staselei ir Vaidai? Kad būtų geras mokytas, kad gerai auklėtų vaikučius. O kokius dar gražus žodžius norėtum palinkėti? Kad būtų su vaikučiais geras dienas. O už ką norėtum padėkoti Vaidai? Kad buvo geras mokytojas. Ką dar norėtum pasakyti auklėtojam? Palinkėti sėkmės, taip? Taip. Ir nusiųsti oro bučinuką ir širdelę, taip? Man labai patinka darželis, nes todėl sutinku Vaidą ir Staselę. Labai myliu Staselę ir Vaidą. Staselė atneša valgyti, mums labai būna skanu. Myliu Staselę labai ir Vaidą. Aš su Vaida piešiu piešinį, o su Staselė žiūriu po langą. Mane Vaida apkabina ir priglaudžia. Myliu Staselę ir Vaidą, jums buskė įsitelę. Sveiki Vaida ir Staselė. Aš jūs labai myliu, ypač darželį ir aš labai myliu lankyti darželį.
ir aš myliu Vaidą, nes ji graži, smagi ir nuostabi. Ir aš myliu Staselę, nes ji yra irgi nuostabi, neša mums valgyti ir labai linksma. Aš jums siunčiu oro bučinuką. Labas, Upė. Labas, mama. Ar tu žinai, kad Vaida jau nebebus tavo auklėtoja kitais metais? Ne. Nežinai? Žinai, kad šįmet paskutiniai metai su Vaida, taip? Ar tu dėl to labai liūdi? O kodėl tu liūdi? Senai buvo mano mėgstamiausia auklėtoja. Tavo mėgstamiausia auklėtoja buvo? O kodėl? Nes jinai buvo labai gera, labai graži. Tu ją labai myli? O Staselė irgi? Taip. Ir Ieva? O ką galėtum papasakoti apie darželį? Kas tau ten labiausiai patiko? Auklėtojas. Auklėtojas labiausiai patiko. O kodėl tu Vaidą taip myli, papasakok? Nes jinai labai gera, labai graži. Ir labai veda labai ekskursijos. Jinai labai smagi. Smagi, į daug ekskursijų važiavo, taip? O ką tu norėtum Vaidai pasakyti? Norėtum pasakyti, aš labai paliūdėsiu, kai tu nebūsi. Liūdėsi, kai nebus tavo auklėtoja. O ką dar jai pasakytum? Aš tave labai myliu. Labai myli Vaidą? Sapnuoji Vaidą? Dažnai sapnuoji? Visada. Visada sapnuoji Vaidą. Labas, Vaida, aš tave labai myliu. O dar papasakok apie Staselę. Ar Staselė irgi labai myli? Taip. Staselė, aš tave labai myliu.
mokytoja, kaip mama už rankos paėmė mane, nuvedusi į klasę, nuramino. Tariam ačiū, jei šiandieną. Tariam ačiū, atėjo mėnešė, su jauduliu širdelėse, negražus buvom pailgos įsukome. Ir mokytoja, kai